Šie vaikai, nepaisant rudeniškai vėsaus oro, išdykauja lauke. Tačiau medikai pastebi, kad šiandieniniai tėvai per retai išveda vaikus į lauką. Tuomet pastarieji nebūna užgrūdinti, o ir turi mažiau sąlygų judėti, būti aktyviais. Šios priežastys neapsieina be pasekmių. Vaikai dažniau serga peršalimo ligomis, skundžiasi gerklės skausmais, varvančia nosimi. Faktas ir tas, kad vaikams iki 6 metų formuojasi imuninė sistema. Todėl iki tokio laiko ji itin jautriai reaguoja į aplinkos faktorius. Ir suaugusiems taip pat reikėtų atminti, kad tai yra įprastinė liga, reakcija į virusą. Reikėtų duoti savo laiko pasirgti bent jau kelias dienas, pasigydyti, pagerti arbatas, kad nepereitų liga giliau. Antibiotikai daugybės diskusijų tema ir daugelis jų pateikia išvadas, kad peršalus antibiotikai duos daugiau žalos nei naudos. Taip, antibiotikai labai lengva paskirti antibiotikus apsidraudimui. Tada vaiko nereikia stebėti, paskyrė vis tiek gydymą ir viską. Bet reikia pagalvoti, kad didžioji dalis tų sukėlėjų yra virusai ir antibiotikai tikrai neveikia virusų. Jie priešingai, jie slopina tą imunitetą. Kiekvienas mūsų bandė tuos antibiotikus ir supranti, koks tai yra slopinimas, kaip iš tikrųjų sunku tuos antibiotikus pačiam organizmui, tada apie jokį kovojimą ir nėra kalbos. Dėl to reikėtų labai protingai pagalvoti. Sergant kvėpavimo takų ligomis yra 2 būtini dalykai – pastoviai valyti nosį ir gerti daug skysčių. Tam puikiai tinka žolelių arbatos. Akorus vaistažolių bronchos ženklų pažymėti produktai – tai veiksminga pagalba kvėpavimo takams šaltuoju metų laiku. Broncho žolelių arbata tinkanti vaikams yra malonaus skonio, o jo sudėtyje esantys anyžių vaisiai, čiobrelių žolė ir tūbių žiedai švelniai ramina gerklę, padeda atsikosėti. Bronchos forte žolelių arbata gali padėti palaikyti gerą bronchų gleivinės funkcinę būklę. Jos sudėtyje čiobrelių žolė, šalavijų lapai, saldžiųjų pankolių vaisiai bei raudonėlių žolė gausina ir skystina bronchų sekretą, lengvina atsikosėjimą. Taip pat galima rinktis kvėpavimo takų jautrumą mažinančias žolelių arbatas bronchos 1 arba bronchos nakčiai, kurie dar ir švelniai ramina, padeda lengviau užmigti. Bronchos tai ne tik arbata, bet ir purškalas, kapsulės, sirupas ir pastilės. Bronchos produktai gali padėti peršalus papildyti organizmą trūkstamų vitamino C kiekiu. Taip, tos visos pastilės ir skirtos tam, kad tai yra simptominis gydymas ir sirupai, jeigu kalbėti apie atsikosėjimą, tai jeigu girdisi tiesiog yra ką iškosėti viską, tai tikrai atsikosėjimui skatinantis vaistai ir skirti, kad paskystinti visi žoliniai preparatai ir tikrai rodyti jau senos mūsų močiučių tradicijos. Bronchos pastilės tai maisto papildas pagamintas iš žolelių ir propolio ekstraktų, medaus ir vitamino C. Malonaus skonio pastilės gali padėti esant burnos gleivinės ir gerklės sudirginimui, palaikyti gerą kvėpavimo takų funkcinę būklę. Bronchos burnos purškalas maisto papildas, kurio sudėtyje unikalus žolelių ekstraktų ir eterinių aliejų derinys. Purškalas gali padėti peršalus esant burnos ar ryklės uždegimui. Dėl malonaus skonio ir patogaus vartojimo būdo purškalas puikiai tinka ir vaikams. Visi bronchos produktai yra natūralūs, ekspertų sukurti ir pagaminti Lietuvoje, laikantis vaistų gamybos standartų, geros gamybos praktikos. Vartotojo patogumui kiekvienam priimtinos įvairios viena kitą papildančios produkto formos – arbata, kapsulės, pastilės, purškalas ir sirupas. Bronchos – natūrali pagalba jūsų kvėpavimo takams.